Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido intriguojantį veikalą Slaptosios draugijos – mitai, valdžia ir tikrovė. Rašytojo ir žurnalisto Klauso Rudiger Majaus knygoje aprašomos žymiausios ir slapčiausios pasaulio organizacijos, jų veikla, ypatumai, ritualai ir simboliai. Šią knygą pristato žinomas visuomenės veikėjas politikas Artūras Paulauskas. Slaptosios organizacijos arba draugijos, jau pats pavadinimas pasako, kad tai yra susiję su paslaptimi, kad jos yra neviešos, kad jos sukūriamos tokiam tikslui, kuris negali būti atvirai deklaruojamas. Todėl tos organizacijos turi įvairius paslapties ženklus, ritualus, draudimus. Kaip padaryti, kad ta organizacija ir išliktų slapta, bet tuo pačiu ir siektų savo tikslų. Todėl autorius gana daug padirbėjo archyvuose. Istorijos, kultūros, perskaitė nemažai daug knygų, rinko ir šiandien prieinamos informacijos. Nes iš tiesų apie tas slaptas organizacijas tiesiog reikia po kruopelytę ieškoti žinių. Ir jis pateikė ne tik tai tų organizacijų atsiradimo arba jų veiklos pagrindus, bet jis ir surado, galima pasakyti, ir pateikė ištisą sąrašą tų organizacijų. Ir aš, aišku, pirmą tai paminėčiau laisvuosius mūrininkus, kurie mums žinomi kaip masonai, tačiau labai įdomiai aprašoma karbonarų veikla, rozenkraucerių, auksinio ir rožinio kryžiaus brolyje, iliuminatai, draugija germanika, tramplieriai, mafija, triada, ložė propaganda due, opus dei ir įvairios ezoterinės draugijos. Kokios slaptosios organizacijos veikia aktyviausiai ir ar yra prielaidų formuotis naujoms? Aišku, masonų ložė, mes apie ją turbūt todėl, kad daugiausiai žinom. Kai kurios organizacijos tokios slaptos, kad į viešumą mažai patenka informacijos. Ir šitos organizacijos draugija yra ir Lietuvoje, viešai buvo tas patvirtintas faktas. Aš galvoju, kad ir kokios tai kitos galbūt mažiau slaptos veikia, tam tikri klubai veikia. Tačiau šiandien gal jos neturi tokios didelės įtakos, nes labai yra išsivystę komunikavimo tinklai, socialiniai tinklai, kur žmonės gali bendrauti ir jiems nereikia rinktis kažkur slapta pogrindėje, aptarti kokias tai problemas. Bet autorius pabaigoje ir kelia klausimą, ar šitos draugijos jau numirė, jos neturi ateities. Tai jis atsako, aš tiesiog cituoju jo žodžius, kad ten, kur vertybės laikomos atgyvena, tai slaptos draugijos taip pat yra praeities liekana. Bet ten, kur vertybės, aš pasikartosiu, tos vertybės gali būti mums nepriimtinos, bet vis tiek, kur vertybės yra ne atgyvena, tai autorius sako, kad gali atsirasti ir naujos draugijos.